Kokia atostogų įtaka yra veido odai? Manau, kiekviena prieš išvažiuojant daugiau ar mažiau apmąstote, koks turėtų jūsų atostogų mini krepšelis veido odos priežiūrai, nes atostogų metas, saulė, karštas klimatas, vanduo žaloja daugiau ar mažiau mūsų veido odą. Kokia įtaka žalos? Tai, kad veido oda išsausėja, ypatingai nuo tiesioginių saulės spindulių, todėl aš visada rekomenduoju dengti veido odą, kuo daugiau tai dėvėti galvos apdangalus ir naudoti ypatingą SPF. Jeigu yra galimybė, būtinai savo odos priežiūros krepšelyje turėti atstatomųjų po saulės vonių produktų, tokių kaip naktinė kaukė, kuri turi didžiulę komponentų koncentraciją ir per naktį įvyksta visi regeneraciniai procesai odoje, įveikia jo odą labiausiai bei atstatomą į kremą. Jeigu nutiko taip, kad nudengėte veido odą po saulės vonių, visada turėkite tai, kas ramina, malšina deginimo pojūtį. Tai yra alijošius, produktai su keramidais arba pantenolu. Tai prieš vykstant į kelionę visada apsvarstykite ir turėkite tai, kas pasirūpins jūsų veido oda.